Išspręsime trigonometrinę lygtį. Pasižiūrėsime, kaip tai darome. Paimkime nesudėtingą lygtį ir panagrinėkime sprendimo eigą. Tarkim, duota 5 kosinus 2x lygu sinus x minus 6. Žinome, kad kosinus 2x galime užrašyti kaip vienetas minus 2 sinus kvadratu x. Šią kosinus 2x reikšmę statome į lygtį, tada gausime 5 kart vienetas minus 2 sinus kvadratu x lygus sinus x minus 6, kaip ir buvo. Atskliauskime kairę pusę. 5 minus 10 sinus kvadratu x lygu sinus x minus 6. Palikime kairėje pusę kaip ir buvo. 10 sinus kvadratu x, o iš dešinės į kairę atkelkime sinus x su priešingu ženklu ir 6 su priešingu ženklu, tai lygu 0. Minus sinus kvadratu x minus sinus x ir 5 ir 6 mums duoda 11, laisvieji nariai duoda 11, tai ir lygu 0. Matome, kad turime kvadratinę lygtį sinus x atžvilgiu. Sinus x pasižymėkime, kad būtų paprasčiau. Gausime minus 10 a kvadratu minus a plus 11. Šią kvadratinę lygtį ir išspręsime. Pradžioj pasikeiskime ženklą, padaugindami abi lygties pusės iš minus vieneto. Gausime 10a kvadratu plus a minus 11. Iš šią pirmas antras kvadratinė lygtis turi dvi šaknis lygu minus vienetas plus minus vienetas kvadratu plus minus 4 kart 10 kart minus 11 4ac ir vardiklyje 2 kart a, tai yra 2 kart 10. Skaičiuokime, kas mums gausis. Minus vienetas plus minus kvadratinė šaknis iš vienetas plus 440. 4 kart 10 kart 11 padalinta iš 20. A pirmas antras bus lygus minus vienetas plus minus kvadratinė šaknis iš 441 padalinta iš 20, tai bus lygu minus vienetas plus minus 21 padalinta iš 20. A pirmas bus lygus pirmas minus vienetas plus 20 vienetas 21 dalinta iš 20, tai lygu vienetas arba 20/20, antras lygu minus vienetas minus 21 dalinta iš 20, tai lygu minus 22/20 arba tai lygu minus vienetas ir 2/20 arba suprastinus 1/10. Tai yra mažiau už vienetą, o kadangi a lygus sinus x, tai šios šaknis negalėsime naudoti trigonometrinės lygties sprendimui. Lieka šaknis a1 lygus 1, tai yra sinus x lygu 1. Iš čia x lygu pi pusiau plus 2 pi n. N yra sveikas skaičius. Rašykime atsakymą. Pi pusiau plus 2 pi n, kai n
priklauso z. Lygtis išspręsta.